priekį, startas. Gerai. Švieta žalias. Plaukiam į kanalą. Šliuzas iš tikrųjų ne kanalas, turėtų pakelti tiltą, įplauksim, palauksim, pripils vandens, išplauksim į kitą lygį. Čia maudytas kaip jis ten išvieta. Jo. Šis dumblinimas atrodo, nesupras. Pagal kvapą tai nesimaudyčiau. Bet ten pas juos, žinau, kaip tik kažkoks atrodo neblogas krantukas. Ten žviriuką gal užvedė kažkas. Aisti. Šis pontoninis tiltas, ar ne? Jo, čia panašu, kad plūduriuojasi. Bet toks stabilus. Tai ten prilaiko tie jaučiu. Osmas. Ai, ant šitų gali atsijam. Čia jau nerealus mazgas. Dar kartą, porą, dar apiniok, dar porą. Reiklį užsikuriam. Jo, reikėjo pasiskambinti tik tai. Mes būtume laukę. Genijus, kapitonas. Nu, arrrr! Paklausė, koks gilis. Jo, koks sako draftas, sako 1.9. Sako, gerai, galite įvažiuoti. Noriu pasakyti, kad mums čia dėl mūsų dienų Taip, šitos, viso taip, šitą čia visas taip, darys mazgą. Taip, Eik, eik. taip. Oh my god. Kas čia vyksta dabar? Lyja truputį. Lyja lietus per karaliaus pietus. Vėjukas. Audra atėjo. Žodžiu, lyjam kameros. Nefilmuos. Įstabus. Nebus, ta prasme, išmetėm visą inkarą, prisinkaravom. Pareina nuo jūros kažkoksai fronto linija dabar ties ir dragino, pridragino dabar ties. Pailginom inkarą. Sėdim, slepiamės. Taip. Nuo lietaus ir nuo vėjo ir žiūrėsim, kas čia bus. Čia turėtų 4 valandą ryto praeiti ir turėtų būti ramu. Bet dabar šitą reikės išbūt, žinai. Visi laukiam. Budėjimų. Visi laukiam, kas čia bus, visiems Žiūrim, labai kas čia įdomu. bus dabar ties. Jo. Tai tokia, šiaip sau. Prisinkaravom, žodžiu. Atrodė, kad viskas okei, tenai to vėjo visiškai nebuvo. Bet kokią 2 valandą pradėjo žaibuoti ir nuo jūros atėjo toksai škvalas, tai kai lupo, žodžiu, inkaras nelaikė, dragino kokius 400-500 metrų. Išsileidom daugiau grandinės ir laukiam, kol praeis, ten nulijo. Paskui kokią 4 ryto apsiramino ir tada jau visi daugmaž plius minus ten ėjom miegot. Bet tokia naktelė tai buvo, kas miegojo, kas mažiau miegojo, kas apsinuodėjo kažką tai, kas pagirios turbūt šį rytą, kas tiesiog nedamigęs, o dabar tai ką, kavytę va geriu. Įgula keliasi. Plaukiam, liko valandą. Valanda iki regatos lokacijos.
ten irgi mūsų laukia toksai netikėtumas, nes prie pirso neįspreit. Nes gylis tik tai, man atrodo, 1,5 m, o pas mus draftas laivo yra 1,90 m. Bent jau dokumentus rašo. Čarteris sakė, kad 1,65, o website jų rašo, kad 1,56, tai nežinau. Arba prieisim, arba pastriksim, arba nedaeisim. Turbūt vėl ką naktis laukia ant inkaro. Gal žaibų nebus tokių, kaip šiandien buvo. Nes kodėl ten tie žaibai taip susidarė, nes visą dieną pūtė šiaurės vėjas. Šilta buvo, 28-30 laipsnių. Bet naktį iš pietų ateidinėjo frontas ir toksai, nu, jie susitiko ir susiplėkė. Tai gamta, kaip sakyt. Nepašokinėsi gamtai į akį. O dabar judam. Galim gazų biškį užmest dar. O. Radai gazą? Jo, gaziuko, čia judam. Labai daug kliūčių, naviguoti reikia. Žodžiu, naudojam Navionicsą. Ir šiandien mes plauksim iki šičia. Gylio nelabai yra, tai žiūrėsim, kaip reikės prieiti. Vienu žodžiu, bus linksma. Sveiki. Labas. Edgaras. Edgaras? Taip. Edgaras. Sveiki. Tai kelinti einam? Antri? Antri. Ir tik todėl, kad tokia taktika. Gerai, permės, kad gal. Kiek liko? Status? Viskas, minam. Kažką kapitonas norėjo pasakyti.
Tai ketvirtas plaukimas ir laviruotė biškai pramovėm, nes reikėjo susivanduoti, ėjom kairių halsų ir kitas dešinio atėjo, reikėjo prasileisti. Laviruotė per didelę distanciją nuplaukėm ir prasimetėm dabartis. Ir atėjom prie ženklo ir nurimo vėjas. Ir dabar be vėjo downwind, lėtai, slenkam link finišo tiesiosios. Ketvirtas plaukimas į pabaigą. Filmuoju! Priekį, startas! Nematau, kad filmuoju, bet aš filmuoju. Ate namai, ate daiktai. Liks paskutinis. Po šitą liks paskutinis ir namo. Dar vienas turi. Tiesiog porą išsigandusių moteriškių. Pavojingai ir turi 10 sekundžių. Leisk, gilyn. Gilyn turi per vieną nutraukimą. Taip lemą, neturi šoto. Važiuojam, nu. Silkutė Olandijai. Antras bandymas. Opa, gerai, uodegą laikai rankoje. Nėra uodegos? Kadras nepavyko. Gera silkutė. Telefoną palikai? Jo. Nu, pasiims tikiuosi bus dar kur palikau. Dešinių bortų, man rodos, varoma, ne? Nes jeigu ten galvoja, tai Yra vėjo. Papasakot apie kas čia šiandien dar diena. Yra sekmadienis ir vėjo diena. Esam Olandijoje ir naudojamės vėjų. Tiek norėjau pasakyti. Vėjo diena pasaulinis. Oi, gera.
Nu, Karoli, žinai, kokia šiandien diena? Aišku, žinau. Vėjadienis. Tai kaip vadinasi? Vėjo diena. Pasaulinė vėjo diena. Ar gali būti geresnė proga ir geresnis laikas, nei leisti laiką taip kaip Nei dabar? čilint pučiant ramiam briziukui kažkur Olandijoje. Negali būti geresnio laiko. Kava verda. Taip ir gyvenam. Ir gyvenam. Orelis tai pasakėlė visiškai. O čia laivų prišvartuota tai kokia, nežinau, kaip 500 gal. Ir labai tvarkinga. Elingai labai gražus, tualetai, infrastruktūra, visa, nu, fantastika, ta prasme, labai tvarkinga, net nežinau su ko palyginti, bet Olandijai jaučiasi tokia skandinaviška tvarka ir ramybė ir niekas nesiparina. Čia, pavyzdžiui, vakar atplaukėm ir nedirbo niekas uoste, tai prisišvartavom ir atėjom sumokėti, nieko nėra, priskambit neina, visi atleidė raumenį, jau nedarbo valandos, visi namie. Tai va dabar ryte nuvariau į mariną, su Harbor Masteriui sumokėjau, tai už švartavimą kainavo 33 berods eurai. O šalia tenai belgai, tokie pensininkai, turi laivą, Benetau Okeanis, 35 pėdų. Tai sakė, už sezoną moka 4700 eurų, o mums vat naktelį kainavo 303 eurus, lygiai toj pačioj vietoj, kur jie yra prisišvartavę. Tai tokia visai fancy marina, ramybė tokia, tyla. Geras vaibas, šiaip iš tikrųjų šipiardai čia visokie pastatėliai, turbūt kažkas gal apartamentus turi, iš karto sėdi į kateriuką, į jachtę, atostogos, gal čia kiti ir gyvena, aš nežinau, bet nu, labai gera infrastruktūra, va, elektromobilių, krovimo stotelis, tvarkinga, gražu, kateriukai visur, žiauriai faina. Ir oras, tai kaip užsakytas, čia tiesiog šilčiau negu Kroatijai. Tai va, parodysiu, kaip čia atrodo. Tai tokia vat marina ta mūsų tokia, kur fancy. Tai vat turi savo apartamentus, išeini, iš karto atsišvartuoji ir išplauki, varai paburiuot, žinai, ar ten paplaukot, pamaturuot. Kaifas. Žiauriai faina. Ai, tai žodžiu, užsukau dar į šopą buriuotojų, tai prisipirkau visokių lauktuvių, nupirkau Kristinai, Sijoną, Maikutę, Likrą, sesiai nupirkau Maikutę irgi, savo tokią, aš nusipirkau Likrą, nes saulė žiauriai ėda, tai kažkaip norisi, kad taip nesuvalgytų, tai noris pasislėpti dabar. Tai biškai apšopinau, fainai visai buvo. Aiščiui klampę nupirkau, nes švartuot nemoka, tai galės mokintis. Namie raišiaut, kol išmok, žinai. Va, dažu. Gražiai dažu mėlynais dažais, elektromobiliai. Cool, žiauriai cool Olandijoje. Tai, o planas vakarui, tai varysim į tokią mariną, kur gaudau vietoj ten Austras ir midijas ir panašiai. Tai tiesiai realiai iš karto traukia iš jūros ir pas šefą ir gamina. Tai bandysim daplaukti, pasižiūrėsim kaip srovės visokios.
kaip potviniai atoslūgiai ir susimokėjau turbūt ir minsim jau. Tai va, žingsniuoju tada link laivelių. I will turn the other day and see your face. Appearing, disappearing, and reappearing in my mind. And I wish you'd just stay. The way you used to move across the floor, I've traced your footprints. I think I miss you. Prisivalgėm, tai maks. Nieko daugiau noriu pačilinti ir pamiegoti. Bet taip nebus, nes einam į laivą, tai bandysiu užsukti vakarėlį dar čia. Aistis. Užsuksi vakarėlį? Nu gal galėsiu biškai prasukti. Prasukti. Pro vakarėlį užėjti. Pro vakarėlį. Bet tai kaip čia gražu.